ką, panašu, kad į psichiatrinę ligoninę tai reikia varyti, pasikeitė čia viskas, reikia varyti, kad užsidarytum nuo debilų, nuo durnių šio pasaulio. Nes jau taip tapo, kad tas mūsų planeta kaip psichiatrinė ligoninė išorėje laisvėje tik tai be daktarų. Kokius tos video betidarysi, visi pasakoja, kaip reikia uždirbti pinigus, pavyzdžiui, bet patys būdami bomžais. Arba aiškina ten į kažkokį Telegram kanalą eik ir ten duosi kažkokią dotaciją, reiškia sumokėsi kažkiek tai ir aš tau paaiškinsiu, kaip teisingai manifestuoti. Blet, mintys, jo savaime nesimaterializuoja be veiksmų. Tau iškyla mintis ir tu turi daryti su ją kažką, reiškia, arba tu ją imi ir pakeli šikną ir eini darai kažką, arba tiesiog lauki kitos minties, ne? Jeigu tau šitą nepatinka. Bet va, šizoterikoje tu gali peršaukti į kitą savo realybės kažkokią tai versiją, į šaką, ar kaip ten pavadina, čia bandau paversti tą, ką šneka iš kitos kalbos. Žodžiu, nieko nedarai ir pas tave pasikeičia tavo realybė. Kol tu savo viduje nepakeiti va tų tokių įsitikinimų, vienų ar kitų, tu atsimerki ryte tam pačiam pasaulyje, kaip sako, atkuria, čia dingsta pasaulis, kai tu miegi. Ne taip yra, tas pasaulis jisai buvo ir bus. O tu iš kūno tik tai va toji sąmonė, kuri patiria, jinai išeina nakčiai į kitą, protas vėl ten kuria sapnus ir panašiai, atrodo kaip kitoje realybėje, bet tavo kūnas tai miega. Kiti žmonės tau gali paliūdinti, kad tu miegi. Pabandyk, jeigu tau dar nedaeina, pabandyk užsidaryti į kalėjimą, pavyzdžiui, ir bandyk tu manifestuoti, kad tu ten nebesi. Pažiūrėsiu, ar tau pavyks iš ten ištrūkti. Kažkodėl tas nepavyksta daugeliui, ne? Ten sėdi metus. Arba kokį psichiatrinį, jeigu uždaro, dėl jų čiūdų kažkaip tai neišeina teleportuotis į kitur. Už tai, kad tas pasaulis realus su žmonių įstatymais, jisai yra toksai va čia, ne? Tik tai yra tie dėsniai, kurie vadinami pagal tai, kaip mes turėtumėm būti. Ir daugelį mums surašyti jie žmonių. Dar ne tik tai žmonių, čia yra ir tų tokių programų, kur žmogaus protas nesugeba paaiškinti, kaip čia veikia. Nes tos visos taisyklės jau sukurto žmonių, kad valdyti žmonės. Va čia ir yra, kai ta planeta konclageris, kuriame tie patys užrakintieji prižiūri tuos, kurie irgi ten yra. Nu, va taip paprastai, kai tik tai žmogus prasičiūkina, arba ten ta kontrolė tarp sienų neleidžia važinėti ir panašiai, ar kažkokias taisyklės bando pastatyti, tai yra tie patys užrakintieji, kurie apmokinti vienaip ar kitaip daryti. Tai va, o tas skrolinimas čia, kur žmogus atidaro telefoną ir jam tiesiog triedžia į smegenis, tai yra baisu, kas darosi. Ir iki sveiko proto, atrodo, žmogų davedė, jisai vėl toliau skrolina, vėl ta pati šyza įsijungia. Ta pati šyza įsijungia. Nes tai yra taip tokia plona riba tarp viso šito reikalo, kai tu tik tai pasiduodi į kito žmogaus informaciją, o tau iš karto į šyzą eina. Ta, ką ten kažkas sušvietė kažkur, tai iš karto šyza. Mintimis jūs nesukuriate nieko, jūs nuo to tik pradeda, tai yra impulsas, ką eiti ir daryti. Tau reikia, jeigu tu jautiesi blogai, susitvarkyti savo vidinį pasaulį, kad tu jaustumės gerai, pasitikėtum, įgyti kažkokį vieną įgūdį, navaką tą vadinamą, kažką, ką tu sugebėsi duoti kitiems, bent vieną. Už ką tau mokės pinigus, tai reiškia, tu turi žmogui spręsti jo kažkokią problemą, ko kiti negali padaryti. Na, pavyzdžiui, depresija, kurią aš darau, sprendžiu depresyvę savijautą žmogui. Niekas to nedaro.
nesugeba to padaryti, nei vaistai, nei daugelis kitų specialistų. Kodėl taip yra? Todėl, kad aš pirmiausiai pats savo klientą sumastau, kam aš padėsiu. Jam ištransliuoju reklamą, jisai atpažįsta save, ateina pas mane ir aš jam padedu. Ir tas žmogus, kuris išgirsta, jisai pajaučia tą, kad čia jam reikia. Yra tokie dėsniai, kurių jūs nesugebėsit protu paaiškinti. Kurie veikia, kaip kuriasi ta realybė mūsų. Bet tik tai ne taip, kaip jūs įsivaizduojat, kad jūs patys mąstot, nes tos mintis, kurios ateina, jos ateina automatiškai. Tu tik tai, kai tu sugebi reaguoti, tu gali atskirti ir ją vienaip arba kitaip reaguoti, arba reiškia priimti ją arba ne. Nes ten yra tas, kas vadinama programomis, ir yra tas, kas ateina iš tos vadinamosios sąmonės, tos informacija, arba toksai atrodo, kad tiesiog žinau ir nežinau, iš kur žinau. Tai čia šitas yra, ką bandom mes paaiškinti. Siela, ten kūrėjas, dar kažkas. Tai tas, ką protas arba mokslas nesugeba paaiškinti, nes šitiek daugybę metų bando paaiškinti, kas tai yra. Tas pats kaip su to velniu nesugeba išaiškinti, kodėl tie visokie vaizdiniai yra. Na, jie yra tokie. Ir žmogui jį valdo, taip atrodo, kad valdo. Ir iš tiesų valdo jį, nes tai yra programos, kur žmogus neturi ant savęs valdžios. Bet kokiu atveju, ta jėga, kuri viską kuria, kuri viską sukūrė, tu turi prisimti pilną atsakomybę, kad tu suprastum, jog tu nieko pats nekuri. Tu tik tai gali savo dėmesį fokusuoti į vieną ar kitą pusę, džiaugtis dalykais, kurių pas tave daugėja arba mažėja. Jeigu tu ten į trūkumą fokusuojasi, trūkumo pas tave daugės, jeigu į gausos daugės. Viskas atvirkščiai yra. Norėsi kažką keisti. Atsibodavo tie visi manifestavimai dešimtmečius arba vaikščiojimas į samdomą darbą. Ir nuo algos iki algos nesupranti, kodėl išsitaškai. Tau reikės padirbėti, tiksliau, man reikės padirbėti su tavo galva. Jeigu norėsi tą padaryti, rašyk žinutę kažkokią, susitarsim laiką, pravesim nemokamą konsultaciją. O kai pradirbsiu, pradėsi tuos savo lobius vidinius išsipakavęs kažkokius tai grobstyti. Tai iki.